Jeigu jums patinka mūsų kelionės, kviečiame prenumeruoti. Mums tai labai svarbu. Paminklas Justinui Marcinkevičiui. Tegul tas paukštis vis dar gieda man. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Birželio 30 diena, paskutinį mėnesio diena. Jau mes viskas apsitvarkę, palapinės nėra, sudėta krepšiai, valgyti švirtą, šiandien pagavau 3 žuvis. Žuvienė. Tai dabar valgysim žuvienę. Praneša kažką audra, nežinom ar šiandien, ryt. Telefonas tai rodo, kad ryt. Valgom žuvienę, turim agurkų, vandens turim pusę buteliukų vandens. Jo, vanduo dabar pirmas reikalas, bet turim kefyrų, tai dar ne bėda. Jo. Dar va, mano šokoladas tikriausiai. Gabaliukai mačiau. Jo, sustengu, vakar bandžiau valgyti su šaukštu. Gerai, dabar dar trupinukus suvalgysiu. Man viski per kelius jau kojos jaučiasi. Virš 400 kilometrų padarėm, bet neskubėdami. Kiek dabar padarė, nežinau. Apie 450. Nedaug, bet mes ir neskubam. Po pusdienį važiuojam. Tai vakar ilgiau važiavom, tik tai, kad labai sustodinėjom prie skulptūrų. Aš tai peržiūrėjom visą Čiurlionio kelią. Jo, toks tikslas nuo Varėnos ir buvo važiuoti Čiurlionio keliu. Šiandien aplankysim vietą susijusią su Čiurlioniu. Iki cepelinų nepavalgysiu šiandien, iš Druskininkų neišvažiuosiu. Ultimatumas. Išvažiuojam iš stovyklos po 9:05. Prieš tai avarija. Pradėjau krautis krepšį ir žiūrėjau, kad trūkęs kefyrų pokas ir sulieja ten viską. Tai turėjom darbo čia pasivalyti, pasiplauti. Važiuojam į Druskininkus, į Ratnyčios bažnyčią. Tai tiesiai važiuoju. Ai, va čia gali... Tiesiai, o biskį kairiau. Tai ratu apsukt. Ratu suk, žiedu važiuok. Šakočių muziejų važiuosim. Nu jo. O, gerai. Va, bus turbūt. Va, nuoroda yra. Čia mes sukam į dešinę. Dabar? Taip. Gerai. Čia mumi nori praleisti. Ratnyčios bažnyčia. Kur čia statom? Čia. Pavėsis. Ratnyčios Švento Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia. Dar toks intarpas. Anksčiau Ratnyčia tai buvo miestelis, o Druskininkai buvo kaimas. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta Leono Sapiegos apie 1650 metus. O, kaip jie atrodė. Turbūt šita. Taip, bažnyčia sudegė ir 1905 metais buvo pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Šioje bažnyčioje vargonavo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tėvas. Tai atsikėlė iš Varėnos. Jo. Dar yra įdomu tai, kad čia kunigavęs kunigas Antanas Šimeliūnas nupirko varpus, pastatė altorių, tretininkų namus, subūrė bažnytinį chorą ir styginį orkestrą. Bet į vidų čia nevaikštoma. Uždaryta. Šventas Apaštalas Baltramiejus. Parapijos globėjas. Va čia šitos durys vaikščiojamos. Tai jos uždarytos dabar, bet čia matosi, kad jos... O! Šventas Petras, Marija su kūdikiu, Šventas Juozapas, o viršui Šventas Jurgis paveikslas.
ant šitų vargonų, tikriausiai vargonavo Čiurlionio tėvas. Šventoji Marija ir šventas Kazimieras. Dineikos parką. Gerai. Tiesiai. Tai ten pavaikščiosim. Tai jeigu pamatysiu Maksimą, tai sustosiu. A gerai. Tai čia nebus Maksimus, Maksima bus centre, kur Bus matyt. kairė. Į kairę šito takučiu? Taip. Sukam, rodyk, aš dar rodau posūkį, sukam. Žvėrkė. Tai aišku. Nu gal nieko pravažiuosim. Kairis velnias nuvedė, nu. Jau žinai, jisai vedė. Velnias. Gal sukam šito kaliku į dešinę ir išvažiuosim gal į asfaltą. Arba grįžtam atgal, jeigu čia. Eina šiukt. Kaip jis vedžioja durnai, aš Nu nežinau. tai žinai, veda trumpiausių kelių. Važiuojam į Dineikos sveikatingumo parką Druskininkuose. O, kokias tiltas. Dak. Tai užvažiuojam čia, ne? Tai taip. Įsivedam. Įsivedam į vidų, kur čia Čia padėsi. tai pala, gal dar čia bilietus pirkti reiks. Pažiūrėsim. Nereikia. Nereikia bilietų, sakė. Įdomu, ar čia dabar vienas įėjimas, ar yra kitas kur. Šitas. Pagrindinis šitas. Ай, дальше есть, да. А выход другой есть? Tai galima tada važiuoti. Esame prie Druskininkų Karolio Dineikos sveikatingumo parkų, bet man biskučiuką gaila, nes parkų įkūrėja, propaguotoja sveikos gyvensenos. Tai buvo Eugenija Levicka, kuri 1924 metais Druskininkuose įkūrė šį parką. Jinai plėtojo gydymo saulę, oru ir judėjimu. O Dineika? O Dineika jisai tik tai pratęsė ir 1952 metais jisai atkūrė. Bet dėja sovietiniais metais Eugenija Levicka buvo užmiršta, nepripažinta, bet smagu, kad šiais laikais jau ji yra minima. Jos likimas kažkoks tragiškas gal. Tragiškas, jinai mirė, man atrodo, jinai sirgo nepagydoma liga ir jinai jauna mirė. Jie atvykus buvo iš Lenkijos į Druskininkus. Susidėjus su Pilsudskio. Pilsudskio. Sako, kad buvo Pilsudskio meilužė. Kiek tos teisybės yra, sunku pasakyti. Važiuojam Dineikos sveikatingumo parku. Tai į kairę į dešinę suksim, ne? Nežinau. Ai, va yra takutis, kur eina tos moterys. Tai palauk, kur tu važiuoji, aš nesuprantu. Ai, Jėzus. Ringalas neša. Čia nevažiuojama. Tai čia tos kaskados. Čia turbūt tos Tai galim tik nueit pažiūrėti. Tai galim nueit. O važiuoti reiks toliau. Tai yra einam žinoma ir vertų. Aš nežinau, aš tai čia nematau nieko. Tai tada neeinam, aš irgi Nėr čia ką nematau. žiūrėt. Aš maniau, kad bus matyti, kaip vanduo bėga. Druskininkų bažnyčia.
Čia muziejukai dabar yra. Čiurlionio gyvenami pastatai restauruojami. Ten matosi iš galo jo jis gyveno su žmona, o čia šitas namelis, kai dar gyveno su tėvais šeima. Gal sakė, kai metus laiko bus tvarkomas. Ne. Tada jau bus galima lankyti. Einam į sodą, apžiūrėsim parodą. Paroda Čiurlionio sode. Čiurlionio šeimos nuotraukų paroda ir aprašymai. Įdomu. Įdomu labai. Kastukas. Girdėt bažnyčios varpai. Konstantino Čiurlionio iš laiško broliui Povilui. Kad tu, broleli, žinotum, kaip nuostabu pas mus namuose, kažkokia nuostabi harmonija, kurios nieks nesugeba sudrumsti. Visi tarpusavį gyvena kaip gražus spalvų derinys, kaip puikaus akordo skambesys. Ir mūsų senasis namas, ir medžiai, vaisių slegiami, ir reginys į pievas, į mūsų kadagių kalvelę ir mišką, už kurio kasdien leidžiasi saulė. Va turbūt ta mėlyna bus cerkvė tiesiai, matai? Jo, čia panašu, kad cerkvė, nors kryžius tai be skersinio to įstrižo. Jau matau paukštį. Nu va ir jiedantį paukštį radom. Gražus paminklas. Aš galvau, kad bus koksai stilizuotas. Paminklas Justinui Marcinkevičiui. Žvaigždėtas dangau tavo tyla peraugo visą mano kalbą. Tegul tas paukštis vis dar gieda man. Gražus paukštis. Tai gražiai padaryta kaip gimtis. Tai tu buvai, kai taip žydėjo laukas, kad jau nematė pats savęs. Turėjo kažkas žiūrėti į jį, kad jis žydėtų. Tai aš buvau ir Dievas man padėjo. Gražu. Gražu. Nu va, šalti barščiai, visai nieko šalti. Kavutės tai jau tau labai jau mažytis. Čia espresų visada taip yra, bet karšta už tai. Nu tai žinai, toks šaltis dabar laukia, tai gerai. Man šalti barščiai skanus. O kava tau? Gavau cepeliną. Cepeliną gavai vieną, Man užtenka. aš gavau du, bet jau pusę suvalgiau, visai skanus. Daugiau nenusipelniau pasirodo. Taip, nu tai ką tu čia? Tai va. Važiuoji paskui visą laiką. Važiuojam į Švendubrę. Tikimės, gal pavyks aptikti kokių Čiurlionio pėdsakų. Jis ten dažnai lankydavosi. Kažko labai nesam pasiruošę, nepavyks, tai nepavyks. Nešiau kaip kryžių tavo vardą šventą, klupau ir kėliaus ir tikėjau vis, kad savo meilę kaltintą ir tremtą parnešiu tau pro ilgesio naktis. Partizanams 40-52 metų. Partizanams? Partizanams, be abejo. 40-52.
Irgi į druskininkus nuvažiuoju. Ne, Tai sakė, kad tiesiai sakė ir išvažiuoju. išvažiuos į plentą, kuriuo atvažiavo. Važiuojam čia, kur pro Velnio akmenį, tuo taku Panemunę ir važiuojam. Nuvažiuoju. Nes mes čia ieškom ir ten nieko nepamatėm. Važiavom prie Velnio akmens. Gamtos paminklas Velnio akmuo. Velnio neštas užtvenkti Nemuną, gaidžiams pragydus pamestas. Nu, neblogas Velnias čia buvo. Tokį ovas. Geras velnias buvo. O čia gal ir laumė kažkoks kunigas su kryžium ir nežinau, koks nors skerdžius. Ai, su varpu skambina. Čia laumė. Nelaumės, čia viena gal ir laumė, o kitas tai matai su kryžium ir čia varpininkas. Na, jau čia velnė. Tai taip. Ai, ten gaidys pragydęs, na, matai su prie kryžiaus. Ir velnias viršui. Velnė. Taip, ir pamėgė. Ir mes prie Velnio akmens. Velniai. Velnio akmuo su kryžium, tai čia jau ne visai tinka. Jau baigėsi ir šaligatvis. Mūsų kelintoji nakvynė. 9 diena buvo, ne, kelionės. Tai 9 ir nakvynė. Jau be vandens. Sunku, kai čia mes ieškojom, kur susirast. Bet šiaip taip mes čia susiradom tokią aikštelę. Kokią čia aikštelę nusirinkom? Kankorėžius. Eisim užkas, palapinė jau paruošta. Turbūt nieko nevirsim. Aš tai eisiu užkasiu. Turim vaisių, turim persikų ir kaip jie ten? Nektarinų. Turim kefyrų, turim kelias bandeles. Tai suvalgysiu, kurį čia persiką ar nektariną ir kefyro su bandelė ir man bus labai labai gerai. O tamsta nežinau, ką valgysit. Nu va, suvalgysiu nektariną. Visai neblogas. Nu, alutės, viskas įkaitė. Nu, tai kaip tu misni. Bet Danė labai smarkiai bėga. Nu, ragausiu ir aš. Tai ir dabar tu ragausi ir paskui? Dabar aš ragausiu, jei biskį. Daug nepil biskį. O tai kiek da čia kažin iki namų likę kilometrų? Nežinau. Da nuo Seirijų. Iki Seirijų kokį? Kiek 14? 14 nuo Seirijų per Kraukio laukį. Ai, per Kraukio laukį, o tai... Bet palauk, ne, tai gal nežinau per kur čia arčiau. Bet jeigu norim sukti kavinę, pakelės? Ne, jau geriau į namus pasiek. Be kavinės pakelės. Nu va, Jurgis irgi vakarieniauja. Šiandien mūsų skirtinga vakarienė. Kefyrą su bulkute valgau ir stiprinasi, skaitausi. Kad tokiam karštį nieko nesinori. Nu jo, gal tikrai. Gal saldi, tai biskį kalorijų priduoda. Nu, šiaip jau. Bet kadangi mes čia sunaudam tas kalorijas, tai čia. Nebaisu. Kelintą mes čia apsistojom, dabar be 29. Tai pusė 7. Taip, jau seniai, pusė 7. Ar ne kokia pusė 8. Nuvažiavom 43,9 km. Vidutinis greitis 10,3.
Bet tai matai praktiškai to geriausio važiavimo, tai buvo tada, kai jau iš Druskininkų išvažiavo. Nu taip, tai jau tenai, tai Tenai, trynėmės ten. trynėmės. Tai nieko nepadarysi. O, dabar einam miegot. Pavalgėm, prigėrėm alaus, kefyrų ir dabar laimingi einam snaust. Labanakt. Liūtis